traukiniu į Vilnių. Ir važinėsiu ten autobusais, troleibusais ir greitaisiais mašinais. Tai yra keistas pažymėjimas. Bet kam jis man reikalingas, aišku, ne? Jeigu yra traukiniai. Nors paimk ir suveik. Nu, ką aš tau? Nei pūt, nei žvent, nei velk. Aš turiu apsilenkęs. Va, važiuoju traukiniu, apžiūrinėju gyvenvietes. Matau prūdą, matau mašiną, matau atrodo vandens bokštas yra, ne? Matau Indrą žvengia iš manęs. Man atrodo, čia kintasis tokias mano žvengas. Dabar noriu iš čia reikčiau. Visi čia aplinkui tyrinti, kad mes nevilas damojamės. Tai va, dabar žaisim kryžiukus nuliukus, aš pradėjau ir aš jau laimėjau, va. Va, viskas. Indra, davai. O dabar žiūrėk ir verk. Nu gerai, palauk, čia buvo ne tas bandymas. Man atrodo, ne tam. Gerai, dar kartą. Man atrodo, aš laimėjau. Ne, nelaimėjau. Lauk, kaip aš ten dariau? Kaip aš ten dariau dabar? Tai gerai, nedam pavariau. Lauk, aš ne. Taip, taip. Čia pliusas, šį yra. Koks skirtumas? Va. Dabar tai tau pіздėts. Indrė, pіздėts. Nu gerai. Nu palauk, dar kažką pabandom. Kai jautiesi pralaimėjus vėl. Aš nepralaimėjau. Tau neišeina tavo Palauk. vampairiai. Čia turėjo būti labai geras bairis. Palauk. Šiandien mes važiuojam. Va, va, prašau. A, jau trečias kartas, ne? Trečias. Labai nejuokinga, Indrė, labai nejuokinga, nu. Nematau. Va. Ar tau ir vėl neišė? Palauk. Palauk, dabar aš galvoju labai. Nepaėjo. Čia nesąmoningas žaidimas. Čia yra nesąmoningas žaidimas. Mes nebežaidžiam. Jo. Tai dabar vlogą filmuosime nuo šios akimirkos, jeigu išeisi, aišku, nes aš nemoku filmuoti vlogą. Ir kadangi... Nematai, ką tu filmuoji. Jo, ir aš nematau, ką aš filmuoju ir mano... Užgerkime aukštai. Mano žinios su žemėlapiais yra labai nekokios, nes ką tik mes įvedžiau ne tą adresą į žemėlapį ir mes nusukome kažkur... Na, mes tiksliau nežinom, kur mes esam. Ir dabar mes vėl einam atgal, bet kaip karšta. Dora Explorer. Jo, tripinas. Nusileink. Jo, Dabar kokia 20 šilumos, karočiui. ant saulės tai tikrai toks jausmas yra, bet žiauriai karšta ir nežinom, kur mes einam. Va, keliausim po Vilnių. Pats rytas iš tikrųjų gan įdomus, nes įsėdam į autobusą. Važiavom iki Akropolio ir prisėdo, na, neblaivus vyriškis. Nu, turbūt iki 25 metų Jo. bakuras. Sėdėjo už Indrės, susidėjęs rankas ant kėdės. Po to galų gale pasilenkė prie mūsų, sako, Kvapelis iš karto Jo. pasijautė. iš karto tūkstančio pagirių kvapas treptelėjo į mus. Daugiadienių greičiausiai. Ir Net ne vieną. sako, panelės, aš jums po vieno klausimo noriu, bet iš to vieno klausimo kažkaip... Gaus labai 10 minučių kalbėjimo arba 5, tai tikrai. daug. Ir jis labai bijo, kad mes nuo jo pabėgsim. Mes taip ir norėsim. Žodžiu, Aš papildysiu tave, žinai. žodžiu, Nu, čia į tą tenais Jo, eiti. ten tiesiai. Gerai.
Žodžiu, įsiklausinėjo, ką valgom pusryčiam, ką reikiam gyvenime. Ką studijuojam, palaikėm studentėmis. Ir beveik atspėjo mano vardą paraštės. Nu, spėliojo tik Nelabai atspėjo, bet, pavyzdžiui, kaip supratom, mes turbūt atrodom kaip Vilnietės, nes tik po kelių minučių jo pasakė, kad Kadenskos. Ai, ne, kai tu pasakei, kad Katų tipo. Tada iš karto suprato, nes sakė, tai kur jūs gyvenat? Ir rajoną atspėjo bent jau mano. Bet nesakysim dėl saugumo sumetimus, jeigu tas žmogus pamatytų. Nors nemanau, bet... Labas, kad ir koks tavo vardas. Ai, tu su juos? Ai, gerai. Jo, tik fainas žmogus buvo, tik tai labai nusivylę, kad mes turim biškis mėginėjo, biški sėdi, nugriūna į kėdę. Aš jaučiau, kai jisai buvo atsirėmęs į kėdę, aš nežinau, ar aš galiu atsiremti į kėdę ar negaliu, nes nemandagu, galą pirštantio. Žinai, labai nemandagu ir seilė varvina tavo plaukų, bet tipo nieko tokio. Bet pastebėjom, aš nežinau, gal čia Vilniečiams būdinga, kad įlipus į autobusą bent vienas žmogus tikrai yra neblaivus ir nuo jo kvapelis labai didelis. Dabar aš jaučiu, nežinau nuo ko. Jo, jaučiu. Čia gal Vilniaus atsikvapų, žinai. Kaip atpažinti, kad tu Vilnium? Neblaivus žmonės. Nors po savaitgalio, tai suprantama, klubasai visokie. Saulė. Einam į Gedimino pilį. Aš jau patasau rautinę. Labai gražu. Aš vos panešu kojas. Ką galiu pasakyti? Ir nieko. Atrodo, tai kojas pamesiu. Maždusis Violeta. Ką gali pasakyti? Ką aš galiu pasakyti? Visą laiką kaupiu paskutinį. Iš manęs buvo tyčiojimasi dabar. Jo, aš likau paskutinė. Visi užlipa. Rimtai galėjau tripodą pasimti. Visi čia užlipa pasifotis, realiai aš nenoriu fotintis jau, nes dabar prakaituota visa, tai nelabai gražiai atrodys turbūt. Aš čia tas kryžiai. Kas čia toks yra skaitas? 3 balti kryžiai vidury laukų. Ne Kryžių kalnas? Ne. Negali tas būti Kryžių kalnas, tikrai ne. Netrįskite mūsų, mes ne Vilnietės. Tikrai ne Kryžių kalnas. Ai, jo, Kryžių kalnas. Sorry, mama, atsiprašau. Gal gražus miestas. Galim parodyti. Jei. Nors ir pasakyti, kad Kaunas man irgi patinka. Įsivaizduoju, kad būtų abino, jeigu telefonas nukristų čia. Very. Parodyčiau, bet aš nenoriu. Ką visiškai numesti. Esam kaip ištušintos. Belia kaip karšta. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad taip karšta bus, bet ant saulės tai belia kaip karšta. Pavėsi tai labai malonu, nors ačiū Dievui. Jo, ant pavėsi normaliai. Mano pica iškepė antrą kartą turbūt. Jo, turi maistą, bet ant taip karšta, kad nieko nesinori. Tai va, šiaip komentaruose galite, jeigu ką parašyti Vilniečiai, kokias vietas galima aplankyti. Kokias vietos yra fainas, tai va kitą kartą atidarysim. Galbūt galėsim susitikti. Ne. Arba ne. Arba susitikti, arba ne. Jo. Tai vis dar blūdinsim. Ir realiai, man atrodo, šitas vlogas ir bus, kad mes tiesiog kalbėsim uždusdamos, nes mes visą laiką vaikščiosim. Tai, bet tikriausiai vis tiek jisai pasirodys. Gal bus įdomu. Tikiuosi. Aš tai gerti. Ne. Jo, aš irgi noriu. Labai neskamba pica. Ne? Labai neskamba pica. Jo, čia šaldytus. Tai turėjome su bazilikus. Jo, bet tikiuosi, kad skaniau bus. Be tokios gražios asmenybės. Aplankėm Gedimino pilį. Nežinau, ar matysis, nes nematau, ką rodau. Kokios nuomonės. Mes jau esam buvę čia, tai tokios ir nuomonės. Jo. Jau atvėsų, jau nesam tokios karštas mergas. Gėrimo atsargos baigėsi, prisėdžiau. Jo, reikės. Bandysim ieškoti Cat Cafe, nes mes abi labai mylim, kad esam, bent jau aš tikrai dabar sužinau, kad Rinai. Paglostysim pečių. Ja, tai va. Ir dabar bandysim saugiai grįžti.
Dieve, kokie išsibrėlus. Eik tu savo. Dieve, kokie kokie. Labas. Dieve, kokie Nu, tokia apsipatenkinus. Tai dar vieną. Gerai. Dieve, kokia faina. Baigėsi mūsų kelionė. Važiuojam namo atgal į Kauną. Ir labai gaila, kad nebuvo dėlesnio autobuso. Reikėjo važiuoti kur po 7 autobuso. Praleido traukia. Labai viešas faini vietas. Aš jau kalbėti nenupratau vietos fainos. Pavargom, daug vaikščiom, buvom Kerkete biškį iš ją pafilmuot, bet visos katės buvo visai kitoj vietai negu mes. Bet buvo visai faini. Atvažiuosim dar kartą, atvažiuokite ir jūs. Apsilankykite, jeigu neatvažiuokite. Aš jau nežinau, ką aš tai. Jau esam pavargusios jo. Anksti kėlimės, 6, anksti turėjom važiuot. Pusę dienos. Turėjom ką veikti. Paslaptys. Jo, ir visą kitą istoriją nutylė. Ir tikriausiai čia ir baigsis mūsų šios dienos vlogas. Tikiuosi, bus bent kažkiek įdomu. Turbūt, gal. Jo. Ai, jos vardas Violeta ir 18 metų. Atsiminė. Ir aš turiu teisės, kurį naudoju. Ja, nes iš tikrųjų aplamai tam po to video buvo panašiai amžius. Buvo turbūt nuo 14 iki 24 ar 21 metų. Tai kas atspėjo 17-18, tai atspėjo, nes jai tuo metu bus. Bet širdį vis laiką 14. Realiai mes taip atrodo, ne? Geriausi gyvenimo metai. Ja.